Šiandien parodysiu, kaip aš uždirbau savo pirmosius iš tikrųjų didžiulius pinigus, būnant mokykloje net 17-18 metų. Bet kodėl jūs turėtumėt manęs klausyti? Kai man buvo 18 metų, aš norėjau pinigų. Aš sukūriau tokį listą daiktų, kuriuo aš noriu. iPhone, drone, mašina, MacBookas, Apple Watch, monitorius, ir šuniukas, ir namas. Ir tiesiog dirbant tuo būdu, prieš jums šiame video ir parodysiu, aš užsidirbau pinigų ir nusipirkau savo tą pirmą klaviatūrą už 80 eurų. Nusipirkau savo pirmą realią telefoną už savo pinigus. FPV droną ten už 300. Pirmą automobilį už 3000 eurų. MacBooką, monitorių, Apple laikrodį ir per keletą metų net nuosavą butą. Ir vietoj šuns gavo satinas. Ir šiandien, sutaupant jums visus 4-5 metus, kiek man tai truko išmokti, aš jums parodysiu nemokamai, ką aš dariau. Jūs tiesiog galite paimti ir kopijuoti ir užsidirbti pinigų. Deal? Deal. Tai šiam mano būdui, kurį aš naudojau, kad užsidirbti savo pinigus, yra iš tikrųjų labai paprasta sistema. Step 1. Jūsų... O, dieve. O, dieve. Atsiprašau, Hebra. Jūsų skillas. Ką tai reiškia? Jūs turit kažkokį skillą mokėti. Man bekalbant ant ekrano dabar atsirandinėja žiauriai daug pavyzdžių, ką jūs galėtumėte išmokti. Jūs turite gebėti suteikti kažkokią naudą žmogui, kad jis jums galėtų duoti pinigų. Jei jūs galvojat, kad... O, čia kažkaip čia Martas 1, 2, 3, čia apskeminsim toj, čia easy šaibų, apšiai nieko nedarysim. Čia bullshit. Tokie pinigai yra nesąmonė, lengvi, greiti pinigai. Asmeniškai, aš būdamas 18 jau mokėjau montuoti. Martai, bet kaip man išmokti skillą, aš dabar užstrigau ant step 1, ką man daryti, aš čia praleisiu 10 metų, man reikia į kursus eiti ir pirkti už 100 milijonų. Ne. Todėl, kad aš žiūriu šitą video ir pasirinkau skillą web kūrimas. Tai ką aš daryčiau? Eičiau į Google ir rašyčiau how to create a website. Angliškai nemoku anglų. Hebra, pradėkit mokintis. Jesus fucking Christ. Rusiškai, japoniškai, indiškai irgi tikrai galite rasti. Hello guys, welcome back to another programming tutorial. Tai asmeniškai aš mokėjau montuoti. Daugybė skillų, kur aš čia išvardinau, aš pats tiesiog eigoje išmokau ir mielą noriu išmokinčiau ir jūs, kad jūs galėtumėt nuo jų uždirbti pinigų. Bet čia ateityje, tai luktelkit truputį. Tai daleiskim, jūs turit arba jūs išmokat skillą montuoti. Kas toliau? Step 2. Darbų portfolio. Martin, man reikia kurti kažkokį profesionalų website, kad ten parodyti savo darbus. Ne. Hebra, jūs turit Instagramą, jūs turit Facebooką, pilnai užtenka. Aš savo pirmus klientus gavau tiesiog nusiuntus linką savo darbų. Martai, kaip man gauti darbų pavyzdžių, taigi aš dar neturiu daug patirties. Tai tiesiog, dirbant nemokamai, ieško tos patirties, kad gauti tų darbų. Tie darbai, Hebra, turi būti geri. Jie bus jūsų vizitinė kortelė, jie kalbės už jūs. Jeigu jūs sakysite, kad jo, žiauriai gerai sumontuosiu ir atiduodat kažkokį video, kuris atrodo šudinai, kaip jūs žiūrės pagal jūsų tą montavimą. Step 3. Jūs turit skillą, jūs turit labai gerus darbus, ko jums dabar reikia, kad gautumėt pinigų, rasti klientų. Ir Hebra, dabar toksai fun fact, tikriausiai nepastebėjot, bet aš visą šitą step 1, 2, 3 pritaikęs esu šiame video. Žiūrėk, aš ateinu, turiu skillą. Hebra, aš jums parodysiu, kaip užsidirbti pinigų. Iš kur jūs žinot, kad aš moku užsidirbti pinigų? Aš parodžiau jums savo portfolio. Tada mani pradėtumėt tikėti. Ir trečia, aš dabar galiu radęs klientą, tai yra jūs, kurie žiūrit šitą video, galėčiau kažką parduoti. Aš jums nieko neturiu ką parduoti. Aš darau šitą kontentą nemokamai. Man tai žiauriai patinka. Hebra, subscribinam, paskim 100 štukų YouTube ir 5 štukų Instagram. Kaip rasti klientų? Iš tikrųjų, daug žmonių sugeba išmokti kažkokį skillą, jau moka ten truputėlį fotografuoti, filmuoti. Ir tada sako, kad oi, klientų nėra, per daug konkurencijos. Nusišneka. Visi, kurie taip sako, nusišneka. Turėkite omeny, kad trečiam žingsnis atsiranda daugiausiai tinginių ir žmonių, kurie taip peza. Bet kaip aš iš pat pradžių gebėjau rasti klientų, tiesiog pranešiau visiems savo artimiems, kad aš to siemu. Draugai, mėlyjeji, dėdės, močiutės, aš pradėjau montuoti. Gal kam reikėtų kažkokių montavimo paslaugų? Nedarykite tos klaidos, kad iš pradžių jūs pradėsit čarčinti kažkokius didžiausius pinigus. Jums reikia patirties, jums reikia atsiliepimų, jums reikia portfolio darbų. Kol jūs to neturit, kol jūs neturit patirties, jūs dirbat už X. X gali būti atsiliepimas, gali būti net 10 eurų, gali būti kažkokia rekomendacija, gali būti patirtis. Būkit kūrybiški. Tai čia pirmas būdas, ką aš dariau. Ir man pavyko. Aš radau keletą klientų nuo to tiesiog, kad aš pasidalinau per savo artimus. Nes mano dėdė pažinojo kažkokią moterį. Ta moteris darė kažkokį kačių renginį. Ir aš gavau galimybę nufilmuoti tą kačių renginį ir sumontuoti. Ir tai buvo vienas iš mano pirmųjų klientų, nuo kurio aš gavau 100 eurų. Ir aš taip žinau, kad žinokit, daug kas iš jūsų sakys, Oi, bet aš nenoriu sakyti atimiems, taigi cringe, ką jie pagalvos, sakys, kad aš šofanautas. nereik šiek, Hebra. Tai nėra cringe. Jūs bandot hustling. Antra. Facebook grupės. Yra Facebook grupės, kur žmonės tiesiog ieško freelancerių. Jūs tiesiog būnat pirmieji, kurie parašot po to postą, nes ten yra labai daug kas stengiasi taip kaip jūs. 1 second later. Aš gal esu 4 ar 5 klientus tokiu būdu gavęs. Ir trečias būdas, kuris tiesiog veikia nuo senų laikų, reach out. Parašyti. Yra labai daug tutorialų YouTube, kaip tai daryti, kaip reach outinti. Čia jau Hebra įdirbį turėsite tikrai padaryti jūs. Nes prisiminkite ir įsigalkite galvą, kad lengvų pinigų nėra. Jūs turit stengtis, turi būti sunku. Tai yra normalu. O dabar padarom greitą rezumė ir pažiūrėkime, ar aš teisėjau savo pažadą, kad parodyti jums, kaip užsidirbti pinigų. Pirma, jūs surandant kažkokį skillą. Antra, jūs gaunat patirties ir turite jau savo skillo tų pavyzdžių, ką jūs galite padaryti. Ir trečia, jūs surandat žmogų, kuriam reikia jūsų skilo ir jis jums gali duoti tą kažkokį pinigą. Aš tai darau būnant 17-18 metų ir taip uždirbau savo pirmą 1000, pirmą savo 10 000 eurų. Ir aš žinau, kad tikrai galite ir jūs. Svarbu netingėti, nes 95% iš jų tiesiog tingės ir to nepadarys. Toks jau tas gyvenimas. Iki.